Tai dar kartą Tomas, aš narkomanas, sveiki visi. Žinot, pirmoji daly klausiau spikerių ir susitapatinau kai kuriuose vietose, ne, ir pagalvojau apie tai, kas parašyta, kad koks labiausiai mūsų siejantis ryšys, ne, tai bendrai atrasta išeitis, tai išeitis viena, mano atveju. Apie savo sveikimo kelią tikrai nekalbėsiu šiandieną, temos netokia bus. Mūsų draugijos temos kitokios biškai. Ir pirmoji daly irgi ne apie tai kalbėjo. Tai labai artima buvo, labai bendro kažkas tai ir tai va taip. Aš į draugiją atėjau prieš 8 metus, 3 mėnesius ir 18 dienų. Atėjau šitą draugiją, atėjau visiškai praradęs bet kokią viltį. Gyvenau tuo metu benamių namuose ir klausimas jau nebuvo vartoti ar nevartoti. Aš buvau praradęs viltį, tiesiog gyventi. Man neišėjo gyventi, jau čia nebuvo, kaip pasakyti, skirtumą, ar vartojime, ar kada aš laikinai būdavau be medžiagos kažkokios, nevartodavau, ne. Vis vien, aš nesugebėjau gyventi. Aš nesugebėjau išbūti santykiuose, su romantinėse santykiuose. Aš nesugebėdavau išbūti darbe su kolegom ir darbdaviais. Su žmonėm nesugebėdavau išbūti. Labai trumpą laiką galėdavau pakentėti. Tai ką aš noriu pasakyti, kad aš buvau praradęs viltį, bet kokią viltį, kad aš dar sugebėsiu gyventi kažkaip šitoj žemėje. Man atrodė, kad niekada prie bet kokių aplinkybių ir nežinau, kas čia turėtų atsitikti, kad kas nors pasikeistų. Dabar aš trumpai papasakosiu prieš istoriją. Tiems, kas manęs nepažįsta. Ne? Man šiai dienai yra 53 metai, daugiau negu pusę gyvenimo aš prabuvau tokiam žostkam vartojimui. Prisistatau narkomanu, todėl kad narkotikas mano ta buvo pagrindinė medžiaga, bet buvau pabandęs ir pagerti. Pagerti nepaėjo nuo pat pradžių, nes prigeręs darydavau nesąmonės. Labai konkrečiai, žinot, kaip sako, nuraudavo stogą, nebeskirdavau spalvų, nebesuprasdavau, ką darau. Dažnai atsidurdavau policijoje, krūvinas, rankos surakintas ir kraujas nemano. Tai kada nepaėjo gerti, pabandžiau narkotikų. Apie patį vartojimą, aišku, nesiplėsiu dabar, bet aš iš tų seno kirpimo narkomanų, kurio aš ten pradėjau nuo agonų ir tokių narkotinių medžiagų. Bet kai dabar atsimenu, kai pirmąsyk pavartojau savo draugeliui, su kurio vartojo mane, jis jau buvo ne pirmą kartą bandęs, bet aš pirmąsyk pabandžiau, atsisukau jam ir sakau, tai yra tai, ko aš visada ieškojau. O čia yra geras. Ne? Iškart. Nes kaip ir dalinosi prieš mane kalbantys žmonės. Kad ir kokią aš ten vaidindavau visada, man visada blogai būdavo. Visada blogai būdavo tie žmonių. Tai va, iš pradžių viskas buvo taip labai blatnai. Istorija paprasta, istorija, kaip pasakyti, narkomano, tokia tipiška istorija. Iš pradžių viskas buvo labai blatnai apie 3 metus, kaip viskas pasikeitė ir susikeitė draugai, net nepastebėjau to, draugai iš pradžių buvo sportininkai, visokie, ir pats ten sportuodavau, po to narkomanai mano akimis buvo tenai padugnės, aš, sakydavau, končinį, Bet labai greitai viskas susikeitė, jie tapo mano geriausi draugai, nes turėdavo. Ir man būdavo kur nueiti. Tie, kurie mano draugai, jie man nebe draugai pasidarė, nes trukdė vartoti.
Tai va, ir aš iš tikrųjų ten labai greitai su laiku išmečiau visus iš savo gyvenimo, kurie man trukdė vartoti ir gyventi taip, kaip aš norėjau. Ir viskas nuo labai blatnai pasidarė, atsidūriau greitai kieme, įėjime, padvale, nesvarbu kur, žinokit, padvalas dar buvo labai nebloga vieta, kurioje aš galėjau būti. Nes ten buvo durys, žinai, ten kokį matrasą galima buvo nusimesti, pamiegoti ir visai nieko, žinai. Arba dar kokius sklepukus tenai išlaužti, ką nors pavogti, žinai. Bet kokia mano ta liga narkomanija yra, kad kol kaifas mane vežė, aš kažkaip, nelabai galėdavau suvokti problemas. Aš dabar atsimenu, aš Padėsde gyvendamas, galvodavau, kad mano reikalai net tokie ir blogi iš tikrųjų. Rytoj viskas turėtų galbūt kažkaip pagerėti, žinai, gal kur nors kažkokį tai pakelsiu kušą, pavoksiu daug pinigų ir viskas susitvarkys, žinai. Tai va, bet aišku, niekas nesusitvarkė ir tenai dabar, kada jau ta problema tapo akivaizdi ir jau nebeišėjo jos nuslėpti, aš pradėjau ieškoti išeities. Pradėjau, kaip ir dauguma, ką aš girdžiu, ten žmonės dalinasi. Gydymo įstaigų prasidėjo durnynai, tuo metu dar neguldė, nebuvo reabilitacijų, nebūdavo. Aš pats klaipėdietis, ten Klaipėdoj pati ta pradžia būdavo. Tai į durnyną, Bangų 6A toks adresas yra tenai. Į durnyną uždarydavo, uždaras tas skyrius vadindavosi po rišotkiam. Tai va, prasidėjo mano tas ieškojimas išeities. Tai išbandžiau, žinokit, visus būdus. Kaip yra knygoje parašyta, čia viskas apie mane. Kad mes išbandėm visus būdus, kokius tik galima įsivaizduoti. Aš išbandžiau visus būdus, kokius aš tik galėjau įsivaizduoti. Ir kokius būdus galėjo įsivaizduoti mano tėvai dar tuo metu, kada norėjo man padėti, pasakysim. Tai prasidėjo durnynai, detoksikacijos, narkologai, psichologai, į Maskvą, į Leningradą mane vežioja, ten kažkokių specialistų baisių ieškojom, šamanus, irgi pabandžiau, koduotis irgi bandžiau. Niekas nepadėjo. Kažkaip viskas būdavo laikina ir paskutinė, aš atsimenu, kada jau aš tas tėvukus, tai buvau deknysęs, tėvas sako, važiuosim į Maskvą, ten smegenų operaciją daro, gręžia skylę galvoj, ten kažkokius ten malonumų centrus išpjauna. Važiuosim ten, sako, nes nebežinom, ką daryti. Bet aš labai dar vartot norėjau, pabėgau iš namų, 2 mėnesius namuose nesirodžiau, nes galvojau, kaip taip. Aš, kaip parašyta, žinai, kol buvau, o narkomano mąstymas nieko nesigavo. Aš pagalvojau, aš atsimenu, kai kodavausi, manęs klausė tas koduotojas, metai 3 ar 5, ant kiek koduosimės. Galvojau, 5 metai be kaifo, čia nesąmonė, čia 3 metai irgi daug, metų galvojau, užteks susitvarkyti reikalus. Užkodavo, grįžau, po 3 dienų jau nuėjau vartoti. Tai va, ir išbandžiau, čia būdai, ten, kaip aš pradžiai bandžiau išspręsti, tą problemą. Ir po to 99 metais aš nuvažiavau į savo pirmą reabilitaciją ir ten išgirdau apie anoniminius. Tai nebuvo, šitą anoniminę draugiją buvo, kitą anoniminę draugiją, bet aš bet kokį atveju išgirdau ten apie anoniminius. Man pasakė, kad tai yra
Nu, blemba, aš dabar galvoju, pasirodo, nu, buvo žmonių, kurie taip ir tada kažkaip taip pasakydavo. Sako, čia vienintelis būdas. Vienintelis būdas gyventi blaiviai. Tai va, ir aš, kol atėjau į šitą draugiją, aš nemažai laiko iš tikrųjų, aš apėjau visas draugijas, žinokit. Anoniminių paralelinės draugijas. Aš jau dabar nevardinsiu visas paralelinės draugijas, kokias tik yra. Bet aš kaip supratau, taip ir dariau. Nu, aš ateidavau, ten atrodo, hebra, nu, prikolina hebra, galvoju, reikia man kažkaip fainai su jais, žinai. Aš atsimenu, neprisimenu, ką aš ten dalindavausi susirinkimuose, bet labai daug kalbėjau, visi juokėsi, nu, kokias pifonotikus pasakojau. Aš taip ir man ir atrodė, kad reikia ateiti, įsikalbėti, pašnekėti, žinai, tokiu būdu kažkas tai pagerės ir aš ten viskas bus gerai pas mane. Nu, bet aš susiradau iš tikrųjų kažkokių draugų ir visą kitą. Bet dar be viso kitko, tai buvo vienintelė vieta, į kurią aš galėjau dar ateiti, nes su manim nieks bendrauti nebenorėjo. Aš buvau pridirbęs visiems, nu, konkrečiai. Ir tai dar vienintelė vieta, kurioje aš galėjau būti ir dar kažką tai galėjau pašnekėti. Bet kai man pasakė, kad, nu, gal tada mažiau, tada ir apie tą globą kalbėjo, ir žingsniais kažkaip įdomiai sakė, tu neskubėk, čia pagalvok, žinai, ar čia. Tai neskubėk, žinai. Žinot, narkomanai neskubėk, reiškia nieko, nereikia daryti, viskas pasistvarkys savaime, žinai. Tai va, ir šiaip, jeigu kalbant apie tas įstaigas, aš daug įstaigų ten aplankęs ir pabandęs. 3 kartus reabilitacijoje buvau, 2 kartus Minesotoje buvau, psichokorekcinėse grupėse. Aš atsimenu, psichokorekcinėse grupėse labai mokėdavau paanalizuoti kitus žmonės. Ir pasakyti, išryškinti kitų žmonių būdo trūkumus. Tai va, aš visada kalbėdamas apie įstaigas, nu, visada turėčiau pasakyti, kad tai nereiškia, kad ten įstaigos nepadeda ar dar kažką tai. Tai kai kurios įstaigos gal man 100% gyvybę išgelbėjo, nes aš atėjau toks dasimaręs ir dasimušęs, kad man ten tik numirti belikdavo. Visur man sakydavo ir apie programą, ir apie, nu, dažniausiai sakydavo. Bet aš juk nieko nedarydavau. Aš juk išėjęs visada spręsdavau savo reikalus. Pas mane visada vienas ir tas pats nuvalkėtas planas. Iš pradžių ant kojų reikia atsistoti. Iš pradžių reikia darbą susirasti, iš pradžių reikia šeimą susikurti. Labai svarbus dalykai. Surišti su sveikimu. Aš dabar, žinokit, o taip kaip o čia parašyta, kad yra, ne, daliniam priemonėm ne vieną kartą bandžiau pasveikti, nu, nesigavo, vos nepadvėsiu. Nu, noriu pasidalinti, kaip man viskas būdavo, kada aš daliniam priemonėm bandydavau pasveikti. Aš išlauždavau laikiną blaivybę. Buvo ten pas mane buvo net vienu momentu 5 metai, ten be porą mėnesių. Kada aš pasiėmiau tokį, ir apie ką sakau, kad mano sveikimo kelias, aš irgi taip dalindavausi, aš turėjau savo asmeninę programą. Tai nebuvo 12 žingsnių programa, ten buvo kažkas sumiksuotas iš viso kažko tai ir aš bandžiau taip gyventi. Programa būdavo lankykis grupėse, į grupės man niekada nebuvo problema nueiti. Nu realiai, nežinau, netgi ir kitur, kada aš vaikščiau, niekada nebuvo problema nueiti. Tai va, lankykis grupėse, paėmiau tokią sveikimo programą, vaikščiok į pirtis, žaisk futbolą, aš viską tą dariau, žaidžiau futbolą su anonimais, vaikščiau į pirtį su anonimais, lankiausi grupėse,
įsidarbinau, pinigų uždirbau ir visiems aiškinau, o aš čia sveikstu, babkių dabar uždirbau, užsienį dirbu ir turiu mergaitę. Bet žinokit, tas mano blaivas gyvenimas, jisai buvo toks, kad darbe aš mušdavau kolegas, kurie man nepatinka, arba nesąmonės kokią šneka. Jeigu darbdavys pinigų nemoka, eidavau, šiurpindavau jį, visokiais būdais grasindavau, kad aš čia tai susidarosiu dabar. Vaikščiodavau į kazino žaisti ir sakydavau, tai ką, svarbiausiai blaivas. Tik svarbiausiai blaivas, gyvenk vieną dieną, žinai, aš ten taip pritraukiau prie savęs viską. Paslengvo elgesio moteris vaikščiau, vopšim gyvenau nesąžiningai, visiškai nesąžiningai ir didelioj kančioj. Aš dabar apie tos romantinius santykius, žinot, tai buvo labai man būdavo svarbu, kada aš lyg tai pradėdavau sveikti, bet aš dar nesuvokdavau, kad aš viso to nei aš patempsiu, nei aš galiu, nei aš moku iš tikrųjų. Aš ten su tokia mergaitė turėjau santykius, nors 3 kartus tose santykiuose užkaifavau konkrečiai, vieną kartą čiut nuo tilto nenušokau, blaivas būdamas, ant tiek mane tas užsmaugė nuoskaudos ir vat, tai, kas buvo, tai... Bet ir ten, baisus dalykai, aš dalinausi, būdavom ten vakare vestuvės, ryte karas. Ir ten vestuvės po to vieną kartą į mėnesį, o pastoviai karas tenai. Indai dužo, aš neįsivaizduoju, aš dabar toks, kaip pagalvoju, aš dėkingas, aišku, Dievui, kad mes viens kito neužmušėm. Ten buvo rankos lūžo į sieną, ten daužiau, indai dužo, rūbai plyšo, visiškai, du išprotėję žmonės. Tai va. Ir nepavyko kažkaip savo jėgom susitvarkyti gyvenimą, nepavyko savo jėgom išblaivėti. Vat Ilona prieš tai dalinasi, sako, už jokius milijardus netiduočiau programos. Tai aiškus, nafik tie milijardai, jeigu aš nežinau, ką daryti su jais, jie mane nužudytų po poros dienų ten, ar po savaitės, ar po mėnesio. Tai taip ir su manim buvo, aš bandžiau atsiremti darbą, bandžiau galvau, kad jeigu karjerą kokią pasidarysiu, tai viskas čia gerai, žinai, galvau, jeigu ir užkaifuosiu, su pinigais lengviau bus. Pasirodo, kad nifiga. Viskas atrodo, pavyko tą karjerą pasidaryti kažkokią, nuvažiavau, Vokietiją, užsidirbau pinigų. Aš visada dalinuos, mano čia paskutinis buvo, kaip pasakyti, fiks idėja ir pats tobuliausias planas iš tų visų, kurių ten buvo, ne? Nuvažiuoti į Vokietiją, užsidirbti pinigų būtų, kažkaip labai surišau čia su sveikimu, nes negaliu šeimos turėti, neturiu būto, nieks su manim čia nenori būti. Vopšim, išvažiavau būtų užsidirbti pinigų. Išvažiavau, užsidirbau pinigų. Beliko tik nusipirkti. Kad čia apie neužbaigtus reikalus yra, parašyta. Apie mane, grinai. Beliko. Ir su tą pačią dar 3 kartą ir 4 nusprendžiau, pabandysiu dar 3 kartą, gal su būtų pavyks, žinai. Ir beliko tik nusipirkti. Ir vat, apie tos atkritimus, atkričius, žinai, blemba, viskas įvyko kaip daug kartų iki to. Važiavau į vieną miestą, atsidūriau kitam iš viso. Ir viską apie save žinodamas, aš jau iki to buvau ten daug kokiose draugijose, programą žinau, ten 12 žingsnių, kas ten parašyta, nieko nedaręs, aišku, beveik, bet viską ten žinojau. Žinau, kad aš esu narkomanas, kad 1000 kartų, kaip saka, 1000 neužteks niekada, 1 kartą per daug. Viską žinau, bet va taip protas užtemo.
Viskas aprašyta mūsų knygai. Vat. Reikėjo vieną miestą, atsidūriau kitam, atsidūriau ten, kur pilna narkomanų. Ir pardavinėjo. Ir viską žinodamas apie save atėjo mintis, kad, biški per nosį, taigi čia nieko tokio. Čiučiut. Bet eidamas pasimti iškart pagalvojau apie ryt, poryt ir dar už poryt. Tai pasiėmiau savaitę į priekį dėl viso ko. Nežadu vartoti, žinau. Viskas. Po 5 mėnesių jau stovėjau tabore, suplyšusiam tapkiam, nesiprausęs gal porą mėnesių, kokių, apaugęs. Nei kapeikos kišeniai, viską ištaškiau. Nėra tiek pinigų, kiek aš negalėčiau pražaisti, arba aš dar kazino irgi buvau pasėdęs ant lošimų. Tai nėra tokios sumos, kurią aš negalėčiau prakaifuoti arba pralošti. Ir stovėjau tabore ir galvojau, kaip man čia geriausiai būtų padviesti. Nes iš tikrųjų į visą tai, ką galvojau, kad atrasiu atramą, neišėjo atsiremti. Nepadėjo. Aišku, aš ten nebuvau gal ten milijonų uždirbęs, bet tai buvo daugiausiai pinigų, kiek kažkada gyvenime buvau uždirbęs. Ir nepadėjo, neišėjo atsiremti. Aš iki atkričio atsimenu ten, jau iki to atkritimo ten uždirbau tų pinigų, biškį čia prisipirkau naujų mašinų ir sėdžiu toj mašinai naujoj, o tai blogai viduje, nežinau kokį kampą lysti, nežinau ką daryti. Stoviu čia prie kitos grupės, kitos draugijos irgi čia prie stoties žiūri, į grupę eina žmonės. Blemba, galvoju, ką daryti, ant tiek blogai buvo, kad šakės. Ir nepadėjo jokie ten šitie dalykai. Geriau nepasidarė, kaip man atrodė, kad bus pinigų, bus geriau. Dar blogiau, atrodo, visko yra, bet tai blogai ir nežinau, ką daryti. Tai va, ir aš toks Dievas mane tokį atvedė į šitą grupę, į šitą draugiją, į DA draugiją. Aš ten palei stotį slampinėjau su noru padviesti, nes galvojau, net neapsimoka, net blaivėti. Kam reikia, aš jau buvau ne vieną kartą blaivas. Buvau, kaip ir minėjau, ten beveik 5 metus, buvau 1,5, buvau metus. Aš vokščiam buvau tas slidininkas, apie kurio sako slidininkas. Ir kaip sakant, pagal vieną tą dudelę, bandau tom daliniam priemonėm savo jėgom, atkrentu, grįžtu, darau tą patį, vėl atkrentu ir daug kartų aš taip atkritinėjau. Ir tada slampinėjau prie stoties ir atėjau į tokį benamių namai tenai prie stoties. Mane pasikvietė, sako, gal. Galėtum, sako, būti čia. O tada tuo metu grupės patalpos buvo tenai, tik tai apačioj pirmam aukšte. Sako, jeigu tu ten apačioj vyksta grupė, sako, pabandyk nueiti tenai. Aš neturėjau, žinokit, jokios vilties, kad man ten dar kažkas padės. Kažkaip tai galvojau, gerai. Bet nueisiu. Nežinau, aš iš tikrųjų, tiesą pasakęs, aš nežinau, ką aš tuo metu galvojau, bet aš nuėjau į grupę. Mažai tikėjausi ten, kad kažkas tai įvyks, bet nuėjau. Ir, žinokit, man kažkaip nuo pat pradžių, kai tik užėjau, mane tai paėmė, manęs neklausė, man nesakė, kad tu čia dabar ar nori, ar nenori, ar tu čia pagalvok, ar ką tu čia darysi, žinai. Man atėjo, sako, seniai, tau pizda, atsiprašant. Šakė, sako, tu padviesi. Ir, žinokit, apie tai, kad aš padviesiu, aš jau ir pats žinojau. Mane privedė, sako, prašykis globos. Ir aš pasiprašiau globos. Dabar, sakau, tiksliai neprisimenu, tai čia buvo 1 ar 2 susirinkimas, kada aš pasiprašiau globos. Nors, sakau, to tikėjimo mažai buvo.
Ir kada su globėju pradėjom skaityti knygą, man parodė knygą, anoniminio alkoholikų knygą ir pasakė, čia yra išeitis, aš galiu, sako, tau ją parodyti. Man visiškai buvo nesvarbu, kad čia parašyta anoniminiai alkoholikai ar kažkokių tai nuostatų. Aš labai norėjau išeitį surasti. Ir pradėjom skaityti knygą su globėju. Aš, žinokit, iš karto atradau save, iš karto aš pagaliau iš tikrųjų supratau, kad daug metų aš, kaip pasakyti, kas aš toks? Čia parašyta apie tos beviltiškus alkoholikus arba narkomanus, dėl kurių parašyta šitą knygą. Ir nes aš jau buvau pradėjęs galvoti, kad aš kažkoks išvis išprotėjęs žmogus. Aš žiūrėdavau tenai į tos anonimus, kitose draugijose, nes, atrodo, anonimai kaip anonimai. Atėjo iš pirmą kartą viską suprato, nei kart neatkrito 15 metų blaiviai, žinai. O aš čia kažkoks, nežinau, neputiovas kažkoks, kasikovas, žinai. Tai va, knygoje sužinau, kas aš toks ir ką man reikia daryti. Iš tikrųjų, reikalavimai nebuvo dideli. Man pasakė, kad aišku, paėmė iš manęs pažadėjimą, kad aš jeigu praeisiu ir padarysiu visą tai, veltui gavęs, veltui turėsiu atiduoti. Tai aš aiškus prižadėjau, būčiau bet ką prižadėjęs, žinokit, tada. Būčiau bet ką prižadėjęs, net nežinom, ko rašausi, bet prižadėjau. Ir toliau pasakė, bus užduotys, kurias turėsi daryti, bus laikas, per kurį turėsi daryti. Tai nebus taip, kaip neskubėk, pagalvok, jeigu užsinorėsi, arba kada įkvėpimas ateis. Aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad papuoliau būtent į tokią grupę ir gavau tokį globėją, kuris man konkrečiai davė nurodymus ir nelabai ten su manimi dėrybos. Jie nelabai klausė tą, ką aš manau, aš juk mėgėjęs visada papasakot, žinai, čia aš manau ar aš jaučiu, labai blogai jaučiuosi, žinai, dėl to užduoties nepadariau. Bet man sakydavo, nieks neklausia, kaip tu jautiesi. Yra klausimas, padarėjai ar nepadarėjai. Ir va taip mes pradėjom žingsniuoti ir turbūt, žinokit, aš kada atėjau į šitą draugiją, man daugelį dalykų, kuriuos aš ten kažkaip įsivaizdavau anksčiau, viskas sugriovė mano įsivaizdavimą apie žingsnius, programą ir visus kitus dalykus. Nes aš kažkada buvau girdėjęs, kad čia programą čiut ne metais reikia daryti ir kuo ilgiau jie ten, nežinau, kaip tu čia dabar per metus programą nesąmonę, sako, čia taip negali būti. Gali. Dėl tokio frukto kaip aš, tai čia yra vienintelė išeitis, aš negaliu daryti metais tą programą. Mes su globėju labai greit viską padarėm. Nežinau, aš ten gal po kokių ant 6 mėnesio jau 9 žingsnius daryti. Paskaitėm pirmą žingsnį, iškart pamačiau save, viskas, toliau nebuvo ką ten daryti. Pamačiau, kad aš beviltiškas ir šansų man pasveikti savo jėgoms, nei mažiausio šanso nėra. Po to antras, trečias žingsnis irgi, viską darėm paprastai ir greitai. Klaupėmės, meldžiamės, trečias žingsnio malda, paskaitėm apie aktorių irgi. Iki šiol, kada skaitau apie tą aktorių, taigi aš tenai, aktorius, kuris viską reguliuoja. O čia apie 4 žingsnį buvo prieš tai, aš žinokit, gerai, taip pasakysiu, aš apie 4 žingsnį buvau prisiklausęs visokių mitų, kuriuos norėčiau sugriauti. Kada aš bandžiau be Dievo tai daryti, tai galbūt man labai buvo, aš ten kažkada bandžiau biškį tenai daryti. Tai tą 4 žingsnį, ten biškį padariau ir ten, gal net ne nuo to, aš kaifavau, aš net nežinau dabar čia, žinai. Bet buvo toks mitas, kad, čia 4 pradėsi rašyti, čia tau šakės, čia tu, nežinau, užkaifosi, numirsi ir taip toliau.
Nebuvo, bent jau mano patirtį nebuvo taip. 4 žingsnį parašiau per, nežinau, plius minus 2 mėnesius, rašiau kiekvieną dieną, meldžiausi ir rašiau. Man globėjas nuo pat pradžių pasakė, draudžiu tau galvoti, išvis, negalvok. Va, tau galvojimo malda, melskis ir daryk tą, ką turi daryti, viskas. O ką daryti, aš pasakysiu, tau galvoti nereikia. Žinot, aš kada atėjau į draugiją, vienintelį dalyką, kaip ir man pasidarė paprasčiau ir lengviau dėl to, kad man nebereikėjo ieškoti atsakymų savo galvoj. Aš tik savo galvoj seniau ieškojau atsakymus. Turėdavau klausimyną, aš bandžiau kažkaip per klausimyną. Užduodu klausimas ir savo galvoj bandau teisingą atsakymą išlūpti. Labai varginantis ir labai toksai yra reikalas, netgi kažkiek tai iš proto vedantis, bent jau man tikrai. Čia knygoje visi atsakymai, žinai, duoda klausimus, sako, susirasi atsakymus knygoje, visi atsakymai yra knygoje. Viskas yra parašyta. Tai 4 žingsnį ten per 2 mėnesius, plius minus padariau. Ir iš tikrųjų, vat, kaip ir parašyta, aš juk niekada nebuvau bandęs to daryti. Aš juk visada ieškojau priežasčių kitose žmonyse, situacijose, žinai, visi tvariai. Maladės tik tie, kurie daro taip, kaip aš noriu, arba tenkina mano kažkokius tam poreikius, ne? Sukasi, tie maladės, bet tam kartui, jeigu tik vėl kažką, tai jau grybauja, žinai, visus noriu pakeisti. Tai va, bet 4 žingsnis parodė, aš, 4 žingsnis čia raktas, vat kaip pasakyta, kad raktas į mano laimę. Pagaliau aš supratau, kur tos priežastys yra, kodėl man gyvenime, kad ir su gerais motyvais, aš nebuvau visada kažkoks svoločius. Nors būdavo ir svoločius, bet ne visada. Būdavo pas mane ir gerų motyvų, kada aš realiai norėdavau gėrio visiems, atrodo, mamai, tėvui, ten nežinau, visiems čia, kad visiems būtų gerai, žinai. Bet hernia gaunasi pastoviai. Niekada nesuprasdavau, kodėl. Po 4 žingsnis viską parodė, žinai. Kokie mano motyvai visada būdavo. Tai va, po to 5 žingsnis irgi, tai čia toks dalykas, kurį aš ten kažkada tai sakydavau, savo jėgom bandžiau pasiekti, taip pasakysim. Sakydavau, iš 5 žingsnį, taigi ateinu į grupę, čia pasidalinu, padarau 5 žingsnį. Kalbėdavau apie tai, ką galėčiau pasakyti, bet kam, žinai. O kada atėjau su 5 žingsniu pas globėją, reikėjo pasakyti viską. Netgi tą, ką aš buvau nusprendęs niekada niekam nesakyti. Tai va, ir pirmą kartą, ten visą dieną tą 5 žingsnį darėm. Bet žinokit, kitą dieną atsibūdęs iškart pajutau tokį, kad kažkas atsitiko, kažkas pasikeitė, dar nesuprantu kas, bet kažkas pasikeitė. O dar po kiek laiko supratau, kad baimių kažkokia dalis atsitraukė, nebaisu pradėjau gyventi, būti su žmonėm, bendrauti su žmonėm. Ir toliau 6, 7 žingsnis, pirmą kartą ten, taip kažkaip tai greitai prašokom, po to man teko grįžti vėl prie 7 žingsnio. Kada pirmą kartą ėjau daryti 9 žingsnius, tai irgi toks pasidariau sąrašą, atrodo, žinot, 9 žingsnis kažkada atrodė išvis neįmanomas dalykas, netokiam fruktui kaip aš. Nes aš tokį kriminalinį gyvenimą gyvenau labai daug. Aš iki šiol, žinokit, kai kurių savo nukentėjusių net neatsimenu. Ir jų nemažai net nėra mano sąraše, nes aš jų neatsimenu. Ką aš ten pridirbęs esu. Daug yra, bet daug ir nėra. Po to einant, sveikstant, kai kurie atsirado patys.
Nu, atėjo ir pasakė, tu atsimeni, tu ten ir ten pavogiai, ten pas mano giminės. Tai va tas 9 žingsnio darimas, tas suvedimas sąskaitas su praeitim, ne, nu, iš tikrųjų, nu, irgi labai pasijautė ir iki šiol viskas va taip yra. Negaliu gyventi prisišykęs. Aš jau, žinot, kaip sąžinė jau kažkokia yra šiandieną, aš nebegaliu užmigdyti savo sąžinės. Ir jeigu aš prisišykęs kažkam, aš negaliu gyventi prisišykęs. Sąžinė griaužia ir sako, kad čia yra negerai. Ir čia neapsimetinė, kad čia blemba. Tai irgi va ta patirtis su to 9 žingsniu, kada aš ten kažkada savo jėgom bandžiau pasiekti, sakau, beveik 5 metus buvau blaivas, aš ten be jokios programos gyvenau, tai aš namo grįždavau, kai vagis į Klaipėdą pas tėvą. Atvažiuodavau prie įėjimo, apsižvalgydavau, ar nieko nėra, nes aš ten visiems prišykęs, žinai, buvau visokių vagysčių ir taip toliau, žinai, pinigų prisiskolinęs. Tai atvažiuodavau ten, apsižvalgau, nieko nėra, padės, da greit bėgom, užbėgau, tik greitai skambinau į duris ir galvojau, greičiau daryk duris, žinai, tėvų, žinai. Užėjau, užsirakinau viską, žinai, pabuvau, išeinu per akutę, žiūriu, ar nieko nėra, žinai. Tai čia beveik 5 metų blaivas žmogus blaivas būdamas, žinai. Nu, nafik tokia blaivybė, šiandieną neįsivaizduoju, kaip aš dar ten, kaip partizanas gyvenau tarp šitų žmonių, žinai. Partizaninį karą kažkokį, žinai. Narkomanus pamatau, bėgu į kitą gatvės pusę, žinai, kad tik neužkalbinti. Tai va. Ir žinokit, jau kada arčiau to 12 žingsnio, tai va tas pažadas, kuris buvo duotas, iš pradžių daviau, nesupratau ką, ant ko pažadą daviau, bet jau arčiau 12 žingsnio, po biškį, kaip sakant, va čia ir yra turbūt apie tai, kad papasakoti, ne, ir išpasakoti, protų suprasti yra viena, bet kada padariau tam tikrus veiksmus, kuriuos reikia padaryti, ne, kurie yra sužymėti, sunumeruoti, nuosekliai, tada ir atsirado tas noras padėti kitam atiduoti kitam žinią visų pirma pasakyti, kad nebūtinai padviesti, nebūtinai numirti, kad yra išeitis ir kad aš galiu parodyti tą išeitį. Man buvo išgelbėta gyvybė ir aš turiu daryti šiandien lygiai tą patį. Aš žinokit, programą pasivokti aš bandžiau kažkada. Tipo, padariau, bet aš tada padariau 3 žingsnius. Noras buvo vartuoti, buvo prapolės. Iš tikrųjų, tai pasakysiu, nebuvo, kai išvis ten kažką. Bet 3 žingsnius padariau, gal viskas, gyvenimas susitvarkė, ačiū uždėmesio, pašlyvis neferį. Jau čia kokios čia tarnystės, ką čia kitam ką duoti, man pačiam bedalagai čia reikia viską, jūs man duoti, žinai, va taip galvoju. Neilgai pratimpiau. Tai va, tai pasirodo, kad 12 žingsnis čia, aš kažkada galvojau, kad 12 žingsnis yra pabaiga. Kada jau nuo to taško, jau pradėsiu gyventi savo malonumą, žinai, čia sėkmingas būsiu ir visa kita. O kada priėjau prie 12 žingsnio, supratau, kad čia yra tik pradžia. Pradžia viso to, kaip aš turiu dabar gyventi visą gyvenimą savo. Tai va, tai dabar dar keliais žodžiais, jau nedaug liko laiko, dar keliais žodžiais noriu ką pasakyti, žinokit. Visa tai, ką aš maniau anksčiau, pasirodė tiesa biški kitokia apie mane. Tai, kas buvo ten pirmą ratą, aš pasakojau, net čia buvo beveik prieš 8 metus. Šiandien nieko nepasikeitė, viskas vyksta taip pat. Šiandien aš turiu kitą pusę, su kuria santykiai, tarkim, tikrai nėra blogi. Tikrai nėra tokie, kurie buvo kažką tada. Ne? Kas yra pasikeitę? Mes susimušam, netiesioginė prasme.
netiesioginė prasme. Mes žodiškai susimušam, susibaram ir susipykstam, bet šiandieną jau mušamės ne iki konco, bet iki pirmo kraujo tik tai. Seniau tai da konco. Ir seniau būdavo ir gulinti, žinai, dar. Bet ką aš ne apie tai norėjau pasakyti? Aš norėjau pasakyti apie tai, kad, jinai nepriklausoma ir jinai programą savaip mato, savaip supranta ir šiandieną buvo kaip tik iš ryto, toks žodžiais biški susipykom ir man vėl sako, tai kiek tu čia vėl į grupę ir tu čia, kokia nauda iš viską, tu ten vaikštai, pasakoji, koks tu jaunas buvai, matai visi. Susirenka ir sako, šūdą malo. Nepriklausomas žmogus. Yra juk aiškiai knygai parašyta, kad tie žmonės, kurie tos problemos neturi, jie niekada nesuvoks problemos esmės. Niekada. Ir prie ko aš vedu, kad kas buvo tada, kada aš atėjau ir pirmą kartą padariau tai, ką turėjau padaryti, ne, kad pasakė, žingsniai yra kelias pas Dievą, lengviausias būdas susirasti Dievą. Ir šiandien viskas tas pats, tik tokiais būdais aš būna jį prarandu, pametu, nors atrodo dažnai, kad ne, viskas, o čia viską atrodo darau, globėjas, grupės, tarnystės, globotiniai, bet paukšterį važiuoju kokią nors subinę. Vapšė prisidarau reikalų, po to galvoju, bet po to pasižiūriu, kaip čia atsitiko, vėl vairą į savo rankas pasiėmiau, vėl pagalvojau, kad, ką ten Dievas apie mano darbą išmano, ne? Aš daugiau juk išmanau apie savo darbą. Kai tik pradedu vairuoti, vėl paukšt žiūri kažkokį konfliktas ar dar kažkokie dalykai. Tai va, tai būna praranda, Dievą prarandu, bet vėl jį, kaip pasakant, susigražinu arba vėl tokiais pačiais būdais. 4., 5., va dabar 4. žingsnį nesenai pasirašiau, dar vakar 5. žingsnį dariau su globėju. Dalį. Jokio kito būdo per tą laiką nesuradau ir neieškau ir nenoriu ieškoti. Ir va taip atrandu šiandieną tą išeitį ir kas dar, va, jeigu kalbant apie mano kitą pusę, aš va dabar tokia problema, viena iš tokių dalykų, kur man labiausiai reikia Dievo, labiausiai reikia pakantumo, kad suvokti, nes kartais, realiai norisi sakyti, blemba, biniok tu iš čia, duris atidaryti ir sakyti, davai, varyk iš čia. Bet reikia daug pakantumo, kad suvokti, kad šitą problemą tai ne jos problema visų pirma. Tai, kad aš ją gyvenu, čia aš ją pasirinkau. Bet šiandieną aš žinau, kad aš ne viską turiu daryti ir Dievas duoda jėgų. Tai pasakyti, ne viską aš turiu daryti, ką jinai nori, arba ką jinai sako. Ir visiems, jeigu ateina tokia dilema, kartais galvoju, kada pagalvoju, nes man būna prikiša, kaip prikiša, nežinau, ne tai, kad prikiša, bet iš nežinojimo, kad kokie čia globotiniai pas tave, tu mane globok, sako. Bet aš, žinok, šiandien aiškiai žinau, aš nors ją stengiuosi mylėti ir viskas gerai, bet jeigu klausimas atsistos, kažkaip jau taip labai kategoriškai, tarkime, ne, tai aišku, aš jau bandžiau šitą kelią, žinai, eiti, galvoti, kad santykiuose ten, žinai, bus kažkokia atrama, žinai. Bet šiandien įsiskirti nebaisu. Seniau labai bijau įsiskirti, galvojau, kad nafik, kam aš tada būsiu reikalingas. Bet šiandien aš žinau, kad aš Dievui visada reikalingas. Ir mano gyvenimas visai kitą prasmę turi. Tai
Tiek turbūt kaip tik ir vat laikas ateina. Tai ačiū Dievui ir jums, kad pasikvietėt pasidalinti. 15 minučių klausimams, prašau. Taip. Narkomanas alkoholikas Mindaugas. Prašau. Labai daug patirties turėjęs veikime, sveikimo guru, daug žmonėms padėjo atras kelią. Tikriausiai analizavai tą dalyką, dėl ko grįžti pastoviai prie ketvirtų. Tai prasme, kas tau priveda prie to, tai prasme, analizuoji tos dalykus ir gali savo tokį atsakymą duoti. Taip, aš žinau atsakymą. Matot, aš gal ne antiek drausmingas ir sveikime, kaip jums atrodo gal. Ir reguliarus 10 žingsnio nedarimas turbūt priveda prie, kad tenka rašytis 4. Aš darau 10 ir 11 žingsnį ten, prasimetu galvoj ten kažką, bet nereguliariai gaunasi, darau ir grįžtu prie 4. Gyvenu, kol prisikaupia momentų. Labai šiandien paprastai kažkaip, bent jau būdavo, taip, žinai, atsikeliu iš ryto, atrodo pražišių nėra, bet pidaraso aplinkui atsirado, žinai, nebuvo ir atsirado, tai ten, tai šiandien. Tai jau man čia signalas, kad reikia pasirašyti 4 žingsnį, pasižiūrėti, kas mano gyvenime vyksta, žinai. Netgi jeigu ir atrodo viską teisingai darau. Man visada atrodo, kad aš viską gerai darau. Tai va. Atsakymas toks, čia turbūt nėra kažkokių ten. Narkomanas čia. Panašiai pratęsti, kad Mindaugo tą klausimą. 4, 10, 11, kaip su 6, 7. Kokias matai savo būdo trūkumus, kad to kaip ir priveda, nedarimas 10, 11, paviršutiniškai privedimas prie 4. Bet tas, kad tas kiek sutelkiama, ar sutelkia ir ką darai, kad su 6, su 7, tavo veiksmai. Visų pirma, garbės ir pripažinimo troškimas labai didelis pas mane yra. Tai kas vyksta dabar ir dėl ko aš kaip tik su globėju kalbėjom apie tai ant dienų. Ir 6, 7 žingsnis tai, kaip pasakyti, man duoda, šitoj vietoj man jį reikia daryti dabar nuolat, kiekvieną dieną dabar. Galvoti apie savo, man globėjas davė tokius nurodymus. Galvoti apie savo būdo trūkumus, apie tos garbės troškimo, pripažinimo. Melstis ir elgtis kitaip nei norisi. Ir visas 6, 7 žingsnis. Stebėti savo tos būdo trūkumus, melstis ir pasielgti kitaip. Man girdės priklausomai. Gal gali papasakoti apie tradicijas, ar jam remiesi, ir kam žodžiu. Galiu, aišku, žiūrėkit, dabar apie tradicijas taip papasakosiu, kad ilgą laiką aš jų, kaip pasakyti, aš galvojau, kad ir taip aš viską suprantu. Ir tradicijom, žinot, turbūt grupiokai, kad jau tradicijom ne pirmą kartą čia buvo organizuota praeiti. Tai pradžioje aš galvoju, ką man čia jum reikia, kam čia man eiti tą tradiciją, aš taip viską suprantu. Bet pirmą kartą ėjau dėl galačkos, taip pasakyti, dėl to pliuso, žinai, po to pagalvojau, lemba, dabar čia jau čia vienas iš grupės senbuvių, čia ir sakys, tradicijom nepraėjęs, reikia praeiti, galvoju, tas tradicijom, kad galėčiau pasakyti, žinai, kad praėjau tradicijom.
Tai tą pirmą kartą aš net kažkaip dabar tiksliai neprisimenu, bet prieš galą nusitryniau ir dingau kažkur. Žinot, galvoju, viską užtenka, pasirodžiau, užsišviečiau. Bet va čia ne per seniausiai vėl dabar tradicijom jau. Ir kažkaip galbūt tada pirmą kartą, kaip pasakyti, rimčiau pasigilinau į tai, kas ten yra parašyta. Ir pirmą, ką aš supratau dalyką, kad apie tą vienybę, ne, kad aš dažnai būnu vienybės griovėjas. Tai tas, kuris ateina ir papasakoja, žinai, kaip turi būti. Ir pofik jūsų nuomonė. Tai visų pirma, man to nereikia daryti. Aš žinau, kad aš pats esu ten neidealus, nei tarnystėse, nei kažkokiuose kitose dalykuose, netgi ir globėjas aš neidealus. Nors norėtųsi kitaip, žinai, kad aš tai jau čia. O mano globėjas, aš dar moku savo globėjų pasiremti, arba mano globėjų, žinai. Biškai garbės nurauti už jų sąskaitą, žinai. Bet tradicijos man visų pirma apie tai, kad aš nesu idealus, kad vienybė iš tikrųjų yra svarbiausiai grupiai. Ir netgi jeigu aš kažką ir žinau arba turiu patirties, bet vyksta kažkas kitaip, man nereikėtų eiti ir aiškinti, kaip sakant, griauti tos vienybės, bent jau pasistengti nepadaryti, duoti teisę suklysti kiekvienam. Jeigu netgi jie daro ir neteisingai arba šneka neteisingai. Viskas labai yra, kaip pasakyti, neteisingai, mano manimu, neteisingai būna dažnai. Tai apie tradicijas. Pirma tradicija apie vienybę, o visos kitos, kaip pasiekti tą vienybę ir ką reikia daryti. Bet iš tikrųjų, tradicijos visų pirma man yra, kad aš žinočiau, ką man reikėtų daryti. O ne taip, kaip man atrodė, kad, žinai, aš juk iš tikrųjų tas tradicijas, kaip dar labai senai perskaičiau 12 tradicijų, va čia kaip jas parašyta, ne? Savo galvoj suvirškinau, kaip aš čia viską suprantu. Ir kitiems dar paaiškindavau, kad čia, žinai, tokia ir tokia tradicija, tu čia, žinai, negali to ir to, žinai. Tai tradicijos yra tam man, kad aš žinočiau, ką man reikia daryti savo namų grupiai. Ir dažnai tenka aukoti, apie tą, ką tenka aukoti yra parašyti. Kad tenka aukoti savo ambicijas, savo tą teisumą, padėti šoną. Tai va. Jeigu atsakiau. Pavelas, Sveikas. Tomas sakė apie sąžinę, kad buvo, kaip pradėjau prabūdus, tai įdomu, kokiame etape maždaug pradėjai tą jausti, kad kažką padarėjai, pasielgiai ir jautiesi, blogai padarėjai. Kaip sąžinė graužė? Jo, supratau, žinokit, aš, kaip pasakyti, aš suprantu, kad ir man, žinai, kaip narkomanui, norisi, žinai, konkrečiai, žinai, kad pasakyk tu man kelintą valandą, žinai, ten viskas įvyko. Neatsakysiu, žinokit, tokį klausimą. Po žingsnius, kada padariau pirmą ratą. Po 4-5 žingsnio daug kas pasikeitė. Tai sąžinė. Jo, po 4-5 žingsnio, nes be Dievo ir sąžiningumo 4-5 žingsnio, neįmanoma padaryti. Neįmanoma padaryti. Ir 4 žingsnį parašyta, kad jeigu nebegali savo meluoti. Jeigu nori tikėti sėkmės, nebegali savo meluoti. Po 4-5 turbūt, žinai, kada ten būtent,
Viskas per žingsnius. Po veiksmų, ne prieš veiksmą. Man iš pradžių kaip norėdavosi, davai čia jūs man pasakykit, kad aš čia jau konkrečiai, žinai, tada aš pagalvosiu daryti ar nedaryti. Tada aš darysiu, jeigu viskas gerai. Bet čia kažkaip kitaip viskas vyksta. Čia reikia iš pradžių daryti ir niekas neduoda jokių garantijų. Sako tik tai, jeigu būsi sąžiningas, greičiausiai viskas bus gerai. Procese, nežinau, nepasakysiu tiksliai kada. Kada praėjau žingsnis. Kęstutis narkomanas. Taip, čia toks paprastas labai. Ar tu Tomai sutiktum į tai, ką čia viskas atsakinėjai, maždaug įsivyškina charakterio tas trūkumas, tai nuo savivalės teisingai grįžti į tą 4 žingsnį. Nes kažkaip ir aš taip primičiau susitapatinu ir kažkur savivaliauju ir tenka po to tiesiog grįžti. Taip, Kęstutis, 100%, žinai, alkoholikas ryškiausias beribės savivalės pavyzdys, nors pats dažniausiai galvoja kitaip. Va, čia apie mane. Labą dieną, susipažinkime. Labą dieną. Dar vieną, ne? Galime. Galim. Aš neturiu. Narkomanas čia. O tas, ką aš girdėjau, praeitų su dalinėmis susinėlė. Kaip tu su mane, taip aš su tavimi. O tas šeimoje su nepriklausomai ypač. Nuolankumas, iki daugas sako, kilo klupčiavimas. Tavo sąmoningas atskirimas. Taip. Kuo remiesi? Taip. Čia kažkai buvo klausimas jau kažkada čia, kada kalbėjau. Žinokit, čia mano, aišku, patirtis, mano tokia nuomonė, ar mano patirtis gal greičiausiai, kad visiškai nėra skirtumo priklausoma, nepriklausoma kitą pusę. Problemas tas pačias sprendimo būdai irgi. Čia kalaklupščiauti, apie kalaklupščiavimą, programa leidžia ne kalaklupščiauti, bet tą žodį negaliu ištarti. Šiandieną man nebereikia daryti kažko iš baimės, žinai, iš baimės, kada aš bijau prarasti kažką, aš juk seniau bijodavau prarasti tą, kas mane vos nenužudė, žinai. Tai šiandien nebijau prarasti to. Tiesiog, aš stengiuosi santykiuose, kaip sakant, stengiuosi, ten visko būna, bet stengiuosi, kad būti sąžiningas santykiuose, ne tenai, kaip sakant, nevažiuoti ant tos gnilo supuvusio arkliuko, žinai. O jau kaip ten jinai, tai ką aš žinau, žinai. Nebūtinai, kaip ir sakiau, aš turiu su viskom sutikti arba kalaklupščiauti, kad tik vardant to, kad kažką išsaugot. Ką išsaugot? Stengiuosi būti sąžiningas, kaip gausis, taip gausis. Aišku, tai sakau juk. Nors dėl teisybės pasakysiu taip, aš irgi nesu iš tų žmonių, su kuriems yra lengva. Tikrai ne. Ir maniškiai su manim irgi turbūt, juos paklaustumėm, papasakotų kitką. Sakytų, ir nacher turbūt. Jau tas tai irgi ten. Aš žinau, aš nesu pats geriausias, kaip pasakyti, kaip ne tai, kad geriausias, bet žmogus, su kuriuom yra lengviausia, tikrai ne, su manim nėra lengva. Ir jinai savo darbą, irgi turbūt kažkokį tai daro, kad ir nesuvokia, kaip ir sakiau, ten mano problemos ir visa kita, be santykiuose. Tai irgi, nes jau senai būtų, kaip sakant, nebūtumėm kartu, tai sakant. Nežinau. Ir va čia tame ir esmė, žinai, kaip iš tikrųjų dviejų žmonių, kad asmeniniai ir tie romantiniai santykiai, čia nesvarbu, priklausoma, nepriklausoma žmogus. Čia toks, žinai, dviejų egoistų gyvenimas, žinai, toks, iš pradžių juk norų nedaug yra, kada susipažįsti, nes sako, bandau pavaidinti, man ten pavaidina, iki tam tikro laiko. Pradėjau gyventi, pradėjo atsirasti norai. Pas ją, pas mane norai ten, žinai, aš noriu taip, aš noriu kitaip. Ir visas darbas yra suderinti tos norus. Kartais jis būna, bent man būna toks,
nepaprastas, skausmingas kartais, nes reikia labai paminti kažkokius dalykus, pasakyti, kad gerai, žinai, man taip nesinori, ne, be Dievo neįmanoma kažkaip. 4 žingsnio maldą labai dažnai naudoju namuose, nes man vapšė būna užeina, aš sėdžiu, sakau, iš ryto atsikeliu, praėjo pro kambarį, galvoju, kas tu čia tokia vapšė, kad tu čia vaikščiai. Blemba, pato galvoju, taigi palauk, čia juk mano pasirinkimas, aš gyvenu su tą moterim, žinai, turiu stengtis mylėti, programa duoda tokią galimybę, žinai. Programa duoda tokią galimybę. Ir tai va tas norų suderinimas, jis toks darbas, va visas mano darbas iki šiol. Ir svarbiausia, kas įdomiausia yra, kad niekas neduoda, jeigu tam kartui suderinom, ne kažką, nieks neduoda garantijos, kad visada tai bus. Po dienos ar po kelių gali viskas vėl pasikeiti. Va taip ir gyvenam. Taip ir gyvenam.